Tai vat kaip tik galima ir pakalbėti apie dirbtinį intelektą ir apie tą klausimą, ką su juo daryti ir kiek jį galima riboti ar neriboti. Dar trumpai, tai aišku, Rasa jau puikiai pristatė, bet dekanas, bet lygiagrečiai ir Infobalto prezidentas, ir Dirbtinio intelekto asociacijos valdybos narys, reiškia, tikrai susiduriu daug su šitais dalykais, bet susiduriu su tuo dar ir gynybos tematikoje, net atstovauju Lietuvą NATO mokslo ir technologijų organizacijoje. Tai šiek tiek tokių apibrėžimų pakartojimas irgi niekad nepakenks, plus skirtingai žmonės apibrėžia tą dirbtinį intelektą. Čia šiek tiek apibrėžimas performuluotas iš Lietuvos dirbtinio intelekto strategijos. Tai sistemos iš tikro, kurios demonstruoja, ir čia labai svarbu žodis demonstruoja, protingą ar sumanų elgesį, analizuodamos savo aplinką ir darydamos savarankiškus sprendimus. Kodėl aš sakau svarbu žodis demonstruoja? Nes nieks nesako, kad jos intelektualios ir protingos. Iš išorės žiūrint, jos gali atrodyti protingai intelektualiai. Kas yra svarbu? Kad jos tikrai stebi aplinką. Tas stebėjimas, aišku, turbūt ne visai toks, koks mūsų, tai yra kažkokie sensoriai, tekstas dar, bet kokie signalai atkeliaujantys. Yra tikslas tam tikras, tikslą esame mes suformulavę kažkokiu būdu ir tikslas tas suformuluotas kaip formulė matematinė ir to tikslo siekiama. Bet po šito apibrėžimo iš tikro labai norint mes galim pakišti ir, tarkim, tokį daiktą kaip automatinę šviesą, kuri, tarkim, įsijungia ar neįėjus į tualetą. Jos tikslas yra šviest, kai ten kažkas yra, nustoti šviest, kai nieko nėra. Jinai, kai reikia, įsijungia, judesio daviklis rodo, nieks nejuda, po kiek laiko užgesta. Prieš 100 metų, gal nebūtų iškvietę kunigo ten išvaryti velnę iš to tualeto, bet irgi būtų atrodžius išmani technologija. Turbūt šiandien mes taip pat žiūrim į kai kuriuos dirbtinio intelekto sprendimus. Bet jeigu žiūrėt, kas ten slepiasi po to toliau, po apačią, tai galiausia, kad ir kaip mes tai įvardintumėm, kad ir ką mes apie tai kalbėtumėm, galiausia tai yra tam tikros formulės. Tai šiandien klasikinis būdas, standartinis, yra dirbtinis neuroninis tinklas. Vėlgi svarbu paminėti, kad tai yra dirbtinis neuroninis tinklas, tai nėra visai mūsų smegenys ir netoks jisai visai iš tikro gana stipriai skiriasi. Ir kas ta informacija, tai su kuo jisai operuoja. Ir čia nesvarbu, galėtumėm paimti kitus modelius, būtų lygiai tas pats. Tai yra krūva skaičiukų, tai čia kur matosi, nenoriu aišku su matematika gazdinti ir negazdinsiu, bet čia net ir matematika labai paprasta iš tikro. Yra skaičiukų krūva, kurie ateina kaip duomenys, tada mes juos dauginam iš kažkokių koeficientų, sumuojam, tai darom daug kartų, kaip matosi žemesniam tinkle, čia irgi mažiukas tinklas, dideli tinklai yra milijonai čia tų neuronų ir gale mes gaunam skaičių. Ir nesvarbu, ar mes dirbam su vaizdu ar su tekstu, visa tai yra atvaizduota į skaičius, suskaičiuota ir gale mes tą skaičių interpretuojam kaip kažkokį tai žodį, sakinį, vaizdo tašką, dar kažką. Priklauso, kokį uždavinį sprendžiam. Ir turbūt, kas dar svarbu, visa tai vyksta toje erdvėje, o kas yra mokymas tų modelių, tai tų koeficientų, omega, kur matom, arba W, kam graikiškas variantas nepatinka, įskaičiavimas. Tai to tinklo apmokymas reiškia daug koeficientų įskaičiavimas. Tai mokyklo iš tikro mes tą darėm tik su žymiai paprastesniais dalykais, tai tarkim, jeigu kas atsimena tiesės lygtį, turbūt neatsimena, bet ten būdavo ax plus b lygų 0 ar ne, kažkas tai tokio, tai būtų tų skaičių a ir b skaičiavimas turint kažkokius tai taškus. Vienas iš variantų. Žinoma, kaip sakiau, tie tinklai yra žymiai didesni ir tie duomenys sudėtingesni. Bet suteikti kažkokį protą, sužmogint, tai tas pats, kaip sakyt, mes tiesės lygtis, jinai kažką daro, sprendžia, mus kažkaip veikia, arba Pitagoro teorema mūsų gyvenimą įtakoja. Taip jinai įtakoja, nes jas turėdami mes galim suskaičiuoti daug dalykų, pastatyti biblioteką, pavyzdžiui, ar dar kažką, kuri nesugrius paskui. Bet vis tiek tai išlieka didelė formulė, kuriai mes suteikiam prasmę, interpretacijas ir kažkokį veikimą. Ir jeigu šiaip žiūrėti į tą dirbtinį intelektą, tai
aš kaip ir pavadinime paminėjau evoliuciją, tai iš tikro mes jį naudojame jau pakankamai seniai. Ir naudojam skirtingose formose ir net ne kažkaip tai nepervertinam gudriai. Tarkim, paieška. Paieška nuo pačių pirmų modelių ten buvo tam tikri dirbtinio intelekto elementai. Tai šiandien turbūt be ten kokios nors paieškos, Google dar kažkokio sunkiai įsivaizduojam, kaip mes galėtumėm naudotis internetu iš viso. Ta prasme, puslapių adresų ten gal kokius 3, 4, 5 kažkas ir žino atmintinai, viskas kitas yra paieška. Naudojam, įsivaizduojam problemą, žinom, kad reikia skirti laiko, jei nori ką surasti. Nu, kas nežino ir neskiria, tas nesąmonių prisirankioja dažnai, bet šita dalis. Ir aišku, tai gali būti ir kiti įrankiai mažiau populiarūs, išmanūs asistentai, kas dabar ateina, atvirų duomenų žvalgyba ir kiti dalykai. Vaizdo analizė. Na, čia paveiksliukai su gynyba susiję, bet gali būti visai kitas kampas. Na, dabar visi fotkina su telefonais daug ir turbūt visi įsivaizduoja, kad gerai moka fotografuoti. Tai dėja turiu nuvilt. Turbūt kampą, tą matymą keturkampės akies pagauna gal ir gerai dalis, bet kokybė techninė yra užtikrinta ne jūsų sugebėjimo fotografuoti dažniausia, nu ne visų turbūt kažkas sugeba, bet dirbtinio intelekto modelių, kurie išgaudo visokias klaidas, paryškina, pagražina. Ir nesvarbu, ar fotografuoji žmogų, ar fotografuoji saulėlydį, saulėtekį ir gėlytes. Nu, aišku, galima fotografuoti kitus daiktus ir juos bandyti aptikti. Na ir tie patys žemėlapiai ir navigacija. Tai čia toks irgi klausimas ir auditorija, internetinė auditorija gali pagalvoti ir savo patys atsakyti, kiek kas naudoja popierinių žemėlapį šiai dienai. Iš auditorijos yra, kas nelabai matau. Tai taip, jie yra specifiniai taikymai. Tikrai, pavyzdžiui, kariškiai juos nemažai naudoja. Bet dėl to, kad gali būti taip, kad jie negalės naudoti kitokio sprendimo. Dar kas pastebėjau, tai žmonės, kai kurie mėgsta senoviškus žemėlapius ar gražius pasikabinti ant sienos ar ne. Dar kas būna, kartai žmonės iš viešbučio pasiima žemėlapį. Bet realiai, vairuojant, turbūt, na gal pas ką sena mašina gal rastų užsimetusį. Greičiausia, pas daugumą nėra, bus naudojamas arba Google Maps'ai, arba Waze'as, arba dar kažkas. Tai vėlgi tai yra dirbtinio intelekto ir optimizavimo modeliai, kuriuos mes naudojam seniai. Mašininis vertimas. Veikia kartais geriau, kartais blogiau, bet visi naudoja, nieks per daug nemasto ir nesako, kad jisai kažkaip gaudinėja, įtakoja ir dar kažką. Nu, kai gauni studento darbą blogai išverstą, tada pamatai, kad blogas gal rezultatas. Ir žaidimai, čia gal ir arčiau šitos vietos, bet vėlgi jie gali būti labai skirtingi ir tikrai juose daugiau to dirbtinio intelekto. Dar per kitą kampą pasižiūrėjus, vėlgi tie evoliucijos klausimai, siauras dirbtinis intelektas. Tai va, darėmės kavą, ten greičiausiai yra kažkoks procesorius, gali būti, kad jisai šiek tiek paskaičiuoja, kiek ten ko pilt. Naujesnė skalbimo mašina, televizorius, vėl greičiausiai yra kažkokie modeliukai paprasti, žiūro ten, tarkim, skalbenkė į tą vandenį bėgantį, sako, jau švarus, gana skalbt. Irgi skaičiavimas, grinai vaizdas arba dar kažkas tai. Siauri sprendimai pilna visur, kur bespjausi ten rasi turbūt. Bendrasis dirbtinis intelektas. Tie modeliai, kur turėtų būti panašūs kaip mes. Gal kai kam atrodo ir yra kalbų, kad lyg ir artėja, bet jeigu sek diskusiją tarp tų mokslininkų, pagrindinių lyderių, tai galėtum rasti dvi kryptis. Dažniausiai tie, kur pardavinėja labai kažką, arba už to stovi, gal net patys nebūdami mokslininkai, kaip Muskas ar ne, arba Altmanas, jie sako, nu tai čia tuoj, gal ryt, gal poryt, nu bet kitais metais tai tikrai. Paskutinius 10 metų, taip sako. Jeigu paieškot giliau, pavyzdžiui, Jakunas iš Metos, jo nuomonė klausimas, ar šiandieninės technologijos iš viso šiandieniniai modeliai veda link to bendro dirbtinio intelekto. Aš pats irgi gal labiau pritarčiau tam
Jakuno pozicijai, kad jie dar nėra pakankami. Turbūt vien daug turėti teksto, vaizdo neužtenka, tai aš dar apie tai kalbėsiu. Bet taip turėtų būti tas bendrasis dirbtinis intelektas, tai turėtų būti tai, kas galėtų apsimokyti, būti apmokytas tiek, kad būtų panašus į mus. Na ir superintelektas turėsim automatiškai superintelektą, nes nėra ten to ribojimo, nei pavalgyti, nei dar kažko, aišku, elektros daug reikia. Kokie yra dirbtinio intelekto sprendžiami uždaviniai? Tai mes visi įpratę klasikiniai uždaviniai paskutinius, gal ne 100 metų, bet į tą pusę klasifikavimas, prognozavimas, klasterizavimas. Klasifikavimas serga, neserga. Hate speech, neapykantos kalba ar normali kalba, įžeidi kalba. Dar kažkas tai tokio. Prognozavimas. Koks bus oras rytą? Ar vėl snigs, ar ateis pavasaris, ar ne? Kažkas tai tokio. Klasterizavimas labiau specifinis uždavinys, kai nežinom nieko apie duomenis, paieškom, kaip jie gali susigrupuoti. Kas yra naujo ir iš kur čia ta banga visa atsirado, tai yra generavimas ir aš į tą generavimo pusę dabar ir eisiu. Bet prieš einant į tą pusę noriu parodyti, su kokiom problemom susiduria modeliai. Ar galit pasakyti, kas čia parašyta? Na, vis tiek auditorija tyli labai. Reiks kažkam 30, gal dar kas kažkokių variantų turi. Tikrai, negi tik visi 30 mato čia. Iš tikro, kai mes neturim konteksto, tai gali būti bet kas. Gali būti pornografiją simbolizuojantys ženklai, gali būti 30, gali būti 3x, gali būti truputį kreivas Amsterdamo ženklas irgi su tais tik jų simetriški iksiukai, gali būti kažkas iš mezgimo knygos ištraukta, kaip raštas ėjo, gali būti kryžiukų nuliukų gabalas, bet kas, nes mes priskiriam kontekstą, ir beje, tas 30 iš tikro labai įprastinis variantas, nors kai kur tą kitą variantą greičiau pasako žmonės. Esmė, kad paėmę, dirbdami, tarkim, su tekstu, kas ir yra tų generuojančių modelių didžiausia savybė, tai yra, kad dirbama su kažkokiu kontekstu, kurį suteikėm. Mes kaip žmonės gana lengvai identifikuojam dažnai kontekstą. Bet šiandien kalbėdami mes daug ką iš tikro žinom šitoje aplinkoje, apie ką atėjom kalbėti. Ir kas gali būti aktualu. Modelis, jisai mato net ne iksiukus. Tai yra tam tikri mašininių kodų užrašyti simboliai 3. Viskas. Daugiau nieko modelis čia nemato. Po to interpretacija priskiriama per kažkokius pavyzdžius mūsų ir kaip mes patys interpretuojama. Ir tada galima pereiti, tai kas čia, iš kur čia ta banga to generuojančių modelių ir kas tai per daiktas. Tai kas yra tie didieji kalbos modeliai, kurie stovi už Gemini, ChatGPT, DeepSeeko ir visų kitų dalykų. Tai jeigu taip supaprastintai pasakyti, tai tas modelis, jisai perskaitė viską, kas įmanoma. Na, tai, pavyzdžiui, galima pasižiūrėti, DeepSeek'e buvo 14,8 trilijono žodžių, tai jie skirtingi visi, bet tokio apimties tekstas. Llama, čia Facebook, Metos, 15,6 trilijono, pakankamai dideli skaičiai, ar ne. Tai realiai tie modeliai sugėrė į save praktiškai viską, visus skaitmeninius tekstus, kokius sugebėjo susirinkti. Iš kur? Normaliai surinkti, pavogti, išknisti iš kažkur tai, bet ką. Tai reiškia, jokios atrankos kokybinės nebuvo. Tiesiog kuo daugiau bet ko. Tai ir geri tekstai, tvarkingi, ir visiškos nesąmonės, visa tai ten yra. Ir kas dar svarbu, tie modeliai, kaip aš ir sakiau, jie nieko nesupranta. Jie mato žodžių seką. Ir kaip tas modelis veikia, tai yra tokia kaip ir super atmintis. Viską perskaitė, viską atsimena, kiekvieno žodžio vietą, grubiai sakant, atsimena. Jeigu tu paėmei, parašiai žodį,
tas modelis gali atstatyti visus variantus, kas būdavo 1000 žodžių prieš, 1000 žodžių po, visus va tuos dalykus. Ir kaip jisai veikia tada, va kaip iš tikro mes vis sakom, aš paklausiau, man atsakė. Ne, jisai neatsakinėja. Mes pateikiam kažkokį teksto gabaliuką, jisai dar aišku turi kažkokį kontekstą, yra papildomas apdorojimas, bet kas ten yra, jisai paima ir pratęsia tą tekstą. Statistiškai, na truputį gudriau, aišku, per tokius irgi modelius skaičiuoja, o koks žodis turėtų būti kitas, koks žodis turėtų būti kitas, ir taip gamina tą teksto pratęsimą. Tai aišku, kas stebina, kad tai atrodo labai protingai ir išmaniai, bet reikia suprasti, kad ten jokio supratimo nėra. Tai yra grinai teksto generavimas iš visų šitų trilijonų žodžių, tai reiškia visų tekstų įmanomų. Ir jeigu mes turėjom daugiau nesąmonių pas save turinčių tekstų, tai statistiškai jisai ir generuos tas nesąmonės iš tikrųjų. Tai aišku, ten techniškai yra daugybė variantų, kaip su tuo tvarkytis, bet iš principo pati bazė, tie visi baziniai modeliai, jie yra tokie sugėrę viską, kas yra internete. O kaip matėt, internete turbūt 10–20% turinio yra normalaus, o kita dalis yra greičiausiai šiukšlės ar panašiai. Tai ką mes turim iš tikro, tai tuos kaip modelius, mes turim tam tikrą genialų idiotą, kuris viską atsimena ir nieko nesupranta. Ir trumpai ištrauka iš tikro pasižiūrėt, pavyzdžiui, kaip generuoja atsakymus. Labai neblogai generuoja, bet yra tokia problema kaip haliucinacijos ir jeigu anksčiau tos klaidos būdavo labai matomos, tai paskutinę modelį iškliudžiau, viskas būtų gerai, išskyrus, kad vietoj katytės ten tos balandės įkliuvo. Kodėl aš šitą rodau? Dėl to, kad turbūt ir iš mūsų dauguma, ir iš nutolusios auditorijos, ir tuo labiau vaikai, jie žiūri į šitus dalykus ir kažkiek jie vertina kritiškai, bet jeigu tu skubi, jeigu tu tingi, tu paimi ir greitai pasiimi. Ir tokią mažą daiktą pastebėti gali būti labai sunku. Čia dar akivaizdu, nes puikiai daugumai žinomas kūrinys. Jeigu ta tema mums nėra gerai žinoma, tokį dalyką praleisti labai lengva, o daug bėdos prisidaryti gali labai lengvai paskui. Ir iš tikro, ruošdamasis čia kitai pranešimui, radau, kad vis tik tai kažkada tai Žilinskaitė jau nuspėjo, kaip veiks tie modeliai ir parašė sėkmingai. Čia buvo apie robotą, bet aš išskyriau gal, kas yra specifiško. Tai galėsit prie progos pasiskaityti, galima ir parsisiųsti tą tekstą, bet kas įdomu šitoj vietoj, kad tas robotas negali, kaip ir LLM-as, kažko kurti. Jisai statistiškai generuoja tai, kas yra pas jį sudėta. Kaip ir bet kokia programinė įranga, ji daro iš tikro ne tai, ko mes norim, bet tai, ką mes pasakėm jai daryti ir kaip mes ją parengėm. Ir iš tikro aš pasižiūrėjau, net ir šiandienos diskusijos temas įsitraukiau pasižiūrėti, tai vis tik tai, kiek mums reikia saugot nuo to dirbtinio intelekto, o iš tikro nuo ko mes, apie ką mes kalbam ir ką mes norim saugot. Tai iš šiandieninių pranešimų vis tiek esmė yra duomenų apsauga ir asmeniniai duomenys. Ir aš manau, kad tai vis tiek yra žymiai svarbesnė vieta, kur reikia visus mokyti tvarkytis, pats savo pavyzdžių parodžiau, ar ne, negu dirbtinis intelektas. Arba netgi turbūt ir tie patys socialiniai tinklai, kur irgi viena iš esminių rizikų, kad tu per daug apie save papasakosi arba parodysi. Ir tai, ką tu parodėjai, būdamas paauglys, išlys prieš 30 metų ir tau sugadins gyvenimą, ar ne. Kur atsiranda kritinė vieta, tai turbūt generuotas turinys, bet aš mačiau, kad bus kaip tik apie tai pranešimas, kaip žiniasklaida padeda su tuo tvarkytis. Ir taip generuotas turinys gali būti problema, bet jisai nesavaime generuojasi. Kažkas tai nori paskleisti kažkokią tai dezinformaciją ar kažką. Tai
Iš to ir atsiranda tas dalykas. Na ir yra kita dalis, kur jau tikrai susiję, ypač su generuojančiais modeliais, tai tos taip vadinamos haliucinacijos. Ir tada, kas aš galvoju galėtų padėti šitoj vietoj, turbūt vienintelis būdas, na tai yra išsilavinimas ir kritinis mąstymas. Aš dėl to čia ir įdėjau iš tikro Šventą Tomą, nes jisai yra tas abejojantis, klausiantis visada. Tai aš, pavyzdžiui, netikiu, kad mes kažką ribodami labai apsaugosim vaikus ar tuos pačius suaugusius ar dar kažką. Taip, visada reikia saugiklių, nes tam tikram ir amžiaus lygmenį ir dar kažkur to kritinio mąstymo mažai. Bet iš tikro mes turim išmokyti vaikus kvestionuoti bet kokį atsakymą. Ir nesvarbu, ar dirbtinio intelekto modelis kažkoks tai ten ChatGPT ar Copilotas atsakė, ar žmogus kitas pasakė. Vat jeigu mes išmokysim klaust, lavintis, pasitikrinti per kelis šaltinius, tada viskas bus gerai. Jeigu mes tik drausim kažką, ribosim, aš netikiu kažkokiais rimtais rezultatais. Tai aš bandžiau parodyti truputį, kaip veikia tie modeliai, kas čia per technologiją. Ir kaip sakiau, spragų ten daug problemų, bet gal ir labai gerai, kad tie dalykai dabar atsiranda ir priverčia mus vėl sugrįžti prie tos diskusijos ir bandymo daugiau kalbėti apie kritinį mąstymą ir netgi vietoj daug tekstų rašinėjimo prie gyvos diskusijos. Ačiū visiems. Mano veikia. Tomai, internetu turime klausimą, ar studentams yra patikima rašyti baigiamuosius darbus su dirbtiniu intelektu, ar jis neįsisavina tos pateiktos medžiagos ir ar paskui neturės problemų su sutapimais. Tai aš manau, kad studentai turėtų daryti visus darbus naudodami dirbtinį intelektą, bet suprast, ką daro. Taip pat, kad rašyti, neprašom ranka rašyti darbo to, neprašom skaičiuoti rankom arba mintinai, bet tai, kas parašyta, tu turi sugebėti kiekvieną žodį ir tašką ar kablelį paaiškinti ir tada viskas bus gerai.